Šiandien įsteigėm laikiną fotolaboratoriją Šnipiškėse ir kviečiam šnipiškiečius atsinešti kokią nors brangenybę kabutėse, kokį nors daiktą ar kelis daiktus, kurie jiems asocijuojasi su gyvenimu Šnipiškėse būtent. Ir tada jų pasiklausiam, kodėl būtent tokį daiktą atnešė, kas tai yra, kaip jį gavo, kaip tai susijęs su Šnipiškėm ir panašiai. Palėpiai turėjau tokią skrynę medinę seną, tai toj skrynioj sudėdavau vis jo. Ką brangaus įdomaus randu, aš ten į tą skrynę sudedu. Ir dabar atsidarau, dar toj skryniui, dar pilna visokių daikčiukų. Pas mus kažkur virtuvė ar kažkur kabėjo tą lempą ir tiesiog jos neišmetėm, nes man labai irgi patiko tokie daikčiukai, nes nuo vaikystės mėgau meistrauti ir visokius dalykus rinkti. Honor į antram aukšte, tarp spalių, kai grindis tvarkė. Reikėjo biškį nukasti ir rado. Šiais metais bendradarbiavom su Vilniaus miesto savivaldybės paveldo skyriumi ir siekiame kalbėti su gyventojais ir net su įvairiom suinteresuotom šalim ir aplinkiniais apie medines Šnipiškes, apie medinukų svarbą apskritai Vilniaus kontekste turbūt, bet ir kartu kalbėti su gyventojais ir suprasti, kas jiems yra svarbu šitose medinėse Šnipiškėse, ką svarbu išsaugoti, išlaikyti ir netgi pasvajoti su jais apie ateitį tų medinių Šnipiškių, kaip jos toliau galėtų vystytis, kokius žmonės čia pritraukti ir kokias veiklos čia galėtų veikti ir taip toliau. Tai čia yra žymiosios medinės Šnipiškės su sava tikrai vietos dvasia. Man tai visa tai wow, man atrodo, kad čia ir yra tas pats grožis, nebijo žmonės spalvų, mano kaimynas žalėja, ne visą laiką tokia ryškia žalia spalva. Prie viso šito, aišku, paveldas turbūt tikrai pasakytų, kad tokių spalvų nebuvo, bet wow, kodėl ne? Paveldas nėra pastatas, paveldas visų pirma vis tiek yra žmonės, galiausiai tos namus, kas statė, tai tuos namus statė žmonės, ir kam juos statė, ne dėl to, kad ekskursija praeitų ir išeitų, juos ir statė tam, nes jeigu name gyvena žmogus, tai tada tas namas stovi, jeigu jame žmogaus nėra, tai kiek pavyzdžių yra, tiesiog namas griūva. Dirbtis pas mane yra, kartais, jeigu išeinu ar dažyt namą, ar ką nors, ar pjaut žolę, iš karto kaimynai subėga, čia toks santykis yra, toks žmonių ir jie čia tokie draugiški, visi vaikšto, šnekina ir džiaugiasi, kaip gerai, kai jūs čia tvarkotės. Yra, visiškai toks, kaip sako, vis tiek tam didelio miesto žmonės susvetimėja, čia tikrai to nėra. Čia tokie visi draugai. Jeigu pas mane atvažiuoja kokių draugų ar ką, aš būtinai pravedu pro medinių langinių tą tokį maršrutą pasidarau ir pravedu. Tom langinėm, o ta visuma, kai jos gal taip kaip įsibarsi nesimato, o čia žiūrėkit, taip jos kaip visos taip ir suskamba vienoje vietoje, tai aš taip džiaugiuosi. Pavyzdžiui, šitas atvirukas, fantastikas Saracėnų gatvė, ar ne? Žiūrėkit, atvirukas visiškai. O esmė yra tame. Štai natūralus rastas yra, be jokio dažymo jis buvo. Tai yra 120 metų senumo, tai buvo. Šitoj vietoj liko varžtai nupjauti. Kabėjo lenta, kad čia vyko komunistų partijos kuopelės susirinkimai. Sovietmečių nudažė tai žaliais dažais, tie žali dažai jie yra kaip priešgaisriniai, jie apsaugo nuo, kad neužsidegtų medis. Ir jie tiesiog viską ištisai buvo nudažę. Dar irgi atradimas, niekad nežinau, kad tais laikais rozetės keramikinės, jos viduje yra saugiklis, popieriukas apvyniotas vielutė. Jeigu kažkokia per daug įtampos, kad laidai neužsidegtų, perdegė saugiklis. Šitą rozetė yra saugiklis.
pavyzdžiui, jeigu mane dabar nuvežti į kurį nors miegamąjį rajoną, aš ten kelio nesurasiu, paprasčiausiai. Man čia orientacija kitokia, aš jau automatiškai žinau, kur reikia eiti, netgi ir nežinodama kelio. Pavyzdžiui, dabar tiesa prisistatė ir iš anos pusės nemažai tų naujų pastatų. Tai Kasper, ateik. Vargšas vakar pas gydytoją buvo, tai stresuoja. Kasper. Tai šitiems namams 92, man atrodo, aš išpirkau savo butą. Įrašė 40% susidėvėjimo ir pardavė žmonėms. Va kaip gavosi. Tie namai nebuvo nei remontuojami, nei tvarkomi, nieko absoliučiai. Tai buvo lietvamzdžiai, tų lietvamzdžių neliko, tai va dabar. Kodėl kaimynas tvarkė pamatus, kadangi ten supuvo nuo lietaus. Tai va ir man kampas yra irgi toks avarinis visiškai, bet kažkiek pavyko sutvarkyti. Ateitis, sakyčiau, geriausia palikti kaip yra, bet padėti žmonėms susitvarkyti. Su šnipiškiečiais galima lengvai susitarti, nes esam dirbę kitose rajonuose ir netaip lengvai pavyksta. Plyta uždedama ir jeigu tik pelytė užeina, užlipa, praktiškai ją prispaudžia. Labą dieną. Įdėkit, prašom, į vidurį. Oho. Va toks va dalykas. Čia viskas mūsų kieme rasta. O, žinot? Žinai, Bet dar va jūs- tokį ženkliuką irgi lygiai tokį pat pamiršau paimti, turiu Čia irgi už šaudymą. Taip, Krokuvos gatvėje darže atradau lygiai tokį pat. Kvepalai, vaistai. Čia prancūzas. Prancūzai. Jo. Čia rusas, čia irgi rusas, o čia vokietis. Čia parfumerija, va, netgi ant Paryž. Gal dar Dėja, pilna ženklų. Planuojam padaryti parodą apie Šnipiškes. Tai ne tik tai apie šitos daiktus, bet ir Šnipiškių istoriją šiek tiek, visą raidą ir apie gyventojus. O šiaip labai smagu, kad neša tos daiktus įvairiausius. Ir pačių darytus, ir atrastus, ir iškastus, ir palėpiai rastus, ir daililentes, ir spinas, ir buteliukus, ir batus. Ir, žodžiu, labai didelė įvairovė, daug daiktų ir labai gražios tokios įdomios istorijos.